Įstaigos paskyros registracija ir prisijungimas. Sveiki! Dalinamės su jumis, kaip viešasias paslaugas teikiančios įstaigos darbuotojas gali registruoti paskyrą statinių prieinamumo stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos internetinėje svetainėje stasis.lt. Norėdami užregistruoti savo įstaigą, atsiverskite svetainės stasis.lt titulinį puslapį ir palaukite, kol interaktyviame žemėlapyje pasirodys visi sužymėti objektai ir jų įrašai. Kadangi objektų įrašų patikra per integracinės sąsajas vyksta realiu laiku, tai gali užtrukti. Ekrane matysite, kaip žemėlapyje daugėja įkeliamų objektų. Sukritus visiems objektų įrašams į žemėlapį, viršuje pasirinkite pagrindinės meniu juostos įrašą skirtuką „Registracija įstaigoms“. Šiame puslapyje paspauskite nuorodą mygtuką „Pateikti paraišką“. Atsivertusiame lange įrašykite elektroninio pašto adresą, kuriuo registruosite paskyrą stasis.lt ir spauskite mygtuką „Siųsti“. Akimirksniu gavę atsakymą į nurodytą elektroninį paštą, paspauskite gautą nuorodą ir atsivertusiame lange užpildykite įstaigos registracijos anketą. Paskyros administratoriaus, tai yra atsakingo asmens už paskyrą vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens įmonės kodas, miestas, gatvė, namo numeris, įstaigos statinio pavadinimas, slaptažodis ir pakartotas slaptažodis. Susikurtą slaptažodį išsaugokite, jo reikės jungiantis prie paskyros stasis.lt. Objekto vertinimo klausimyno anketos pabaigoje pažymėkite, kad susipažinote ir sutinkate su privatumo politika ir taisyklėmis. Užpildę visas eilutes, spauskite mygtuką „Siųsti“. Kitas žingsnis – prisijungimas prie paskyros stasis.lt. Per 1-5 darbo dienas į nurodytą elektroninį paštą gausite laišką su patvirtinimu apie naują administratoriaus paskyrą stasis.lt ir tiesioginę nuorodą, per kurią galėsite prisijungti prie paskyros. Prisijunkite prie savo įstaigos administratoriaus paskyros stasis.lt, įvesdami anksčiau nurodytą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Norėdami prisijungti prie įstaigos paskyros ne per gautą tiesioginę nuorodą, o per stasis.lt svetainę, pasirinkite ekrano viršutinėme dešiniame kampe esantį simbolį „Žmogus turintis raktą“ ir atsivertusiame lange įrašykite įstaigos registracijai stasis.lt naudotą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Siekiant papildomai užtikrinti duomenų saugumą internete, jungiantis prie įstaigos paskyros stasis.lt, yra pridėtas antras patvirtinimo veiksmas. Prisijungimą prie paskyros turėsite patvirtinti su kitu išmaniuoju įrenginiu, dažniausiai telefonu, naudodami Google autentifikavimo priemonę Google Authenticator programėlę. Atsisiųsti ją galima iš programų parduotuvės Play Store Android įrenginiams arba App Store iOS įrenginiams. Google Authenticator programėlę atpažinsite pagal pateiktą paveikslėlį. Jei jau esate anksčiau naudoję Google Authenticator programėlę telefone, spauskite plius ženklą, pridėti naujos paskyros autentifikavimą ir pasirinkite funkciją skenuoti QR kodą. Telefono programėle nuskenavus QR kodą kompiuterio ekrane, programėlė telefone sugeneruos 6 autentifikavimo skaičius. Įveskite rodomą prisijungimo numerį į tuščius langelius kompiuterio ekrane. Tai atlikę, būsite prisijungę prie savo įstaigos administratoriaus paskyros stasis.lt. Kitą kartą su tais pačiais įrenginiais prie paskyros stasis.lt prisijungsite automatiškai, o jeigu reikėtų antro veiksmo patvirtinimo, Google Authenticator programėlė automatiškai sugeneruos prieigos kodą. 6 autentifikavimo skaičius tame pačiame telefone, kuriuos patvirtinimui reikės įvesti į tuščius langelius kompiuterio ekrane. Jei prieš tai autentifikavimui naudojote kitą išmanų įrenginį telefoną, o šiuo metu yra poreikis naudotis naujų telefonų, turite susisiekti elektroniniu paštu info@stasis.lt, kad jums būtų atnaujintas antras patvirtinimo veiksmas prisijungiant. Tai yra, kad jungiantis prie paskyros, jums susigeneruotų naujas QR kodas.